Blogas 18 metų Mersas AMG GLC 43, juoda spalva, 57 000 mylių nuvažiavęs, bet tikras gražuolis AMG-nes. Parsiduoda draudimo, spalio 27 bus aukcionas. Statymai kol kas labai nedideli, tik ten $500 mačiau, o pažeidimo žiūrėkit, grinai vairuotojo durys ir keleivio durys ir viskas pasikeitė ir važiuoja toliau. Yra pagalė vienos pusės iššovusi stogo, bet žiūrėkit, koks gražus salonas, graži apdaila, Burmeisterio aparatūra. Rūdas gražus, išlaikytas, nesubraižytas, yra duliukai, juodos lubos. O matot, šito pusė yra iššovusi pagalvė. Turi parktronikus. Na, bagažinė kažkodėl tai nenori atsidaryti. Visokių rakandų, kai visą laiką pridėta daug. Tik ką veikia bagažinė, nežinau, reikės pažiūrėti, kas šit atsitiko. Taip, šonai gražus, nenubraižyti, nėra kosmetinių pažeidimų irgi, žinokit, visa švari graži. Kaip matot, visa išlaikyta, matos, kad tikrai buvo prižiūrėtas automobilis. Turbo ženkliukai visur, šildomos šaldomos sėdynės, kaip matot. Visi nustatymai, sportiniai režimai, viskas veikia, viskas atidaro. Pažeidimuose ir dar vairuotojo sėdynės pagalvė yra iššovus. Bet panelė viskas tvarkoja, pabandom užvesti. Sunku lysti. Na. Rakto nemato. Baterija turbūt yra nusėdusi rakto. Gražus modeliukas, kaip matot, pažeidimai tikrai nedideli yra visiškai. Dvi durys irgi pasikeitė ir važiuoja toliau. Priekis visiškai nėra prie ko prikipti. Viskas švaru, gražu. Šiek tiek čia, bet čia net neskaitau, kad čia pažeidimas. Pažeidimas daugiau čia